Lapkričio 16. Ji padarė, ką galėjo. Morkaus Evangelija 14 skyrius 8 eilutė. Mes neturime privilegijos asmeniškai bendrauti su mūsų brangiu atpirkėju, bet turime privilegiją išlieti ant viešpaties brolių malonius meilės, užuojautos, džiaugsmo ir ramybės kvepalus. Ir kuo daugiau tai mums kainuos savęs išsižadėjime, tuo brangesni jie bus vyresniojo brolio akise, kuris pasakė, kad ką darome arba ko nepadarome jo broliams, tai tas pats, ką darome arba ko nepadarome jam. Mūsų alebastriniais indais yra mūsų širdys, kurios turėtų būti pripildytos brangiausių ir labiausiai kvepiančių kvepalų, gerų palinkėjimų, mandagumo, malonumo ir meilės visiems, o ypatingai mūsų viešpačiui Jėzui ir jo visiems mokiniams, ant kurių dabar mes turime progos išlieti malonius meilės ir atsidavimo kvepalus viešpaties vardu, kadangi priklausome jam. Jėzus teigiamai įvertino Marijos gerą poelgį atliktą jam, ne todėl, jog nežinojo jo žmogiškų silpnumų. Tačiau neatsižvelgdamas į tą žinojimą, jis turėjo tokį kilnų ir taurų charakterį, kad galėjo pastebėti jos intenciją ir sumanimą. Tai buvo priežastis, kodėl Marija Jėzus palankiai įvertino, kadangi žinojo, kad ji norėjo jam paaukoti tai, ką turėjo geriausio, ir tai padarė geriausiai, kaip galėjo. Todėl jos atminimui su malonumu ją pagyrė. Be abejonės jis norėjo, kad šis pagyrimas taptų pamoka ir paraginimas mums, kad išmoktume teigiamai įvertinti gerus ir malonius kitų poelgius, ir būtume paraginti daryti gerą. Jeigu turėdami pačius geriausius ketinimus ir geriausiai kaip sugebame, sudaušime mūsų alebastrinius indus ir išliesime, ką turime geriausio, ant viešpačiui pasišventusių asmenų, jis įvertins mūsų poelgį ir prisimins jį kaip atlikimą to, ką galėjome. Daugiau Dievas iš mūsų nereikalauja, bet neturėtume duoti ir mažiau. Klausimai: ką šią savaitę padariau dėl viešpaties? Kokiu būdu, kodėl, kokios buvo pasekmės? Ji padarė, ką galėjo. Morkaus Evangelija 14 skyrius 8 eilutė.